Mes vaikšto minčių takais, per pavasarių kvepiančią žolę. Po dienas tas, kai buvom vaikai, po viliojančiai mėlynus tolius. Ir lyg žemuogės, renkam žodžius, glostom popierių virpančiom rankom. Nedrąsu dar ištarti balsu, siekia mintys tik žemę ir dangų. Tai prabyla tyla nelauktai, išgirsti tu melodiją sielos ir užauga svajonių sparnai, abejonių subyra sienos, o mes vaikštom minčių takais ir kūryba pavirsta tiltų tarp žmonių, tarp širdžių, kiek matai, kad pasaulis truputį sušiltų. Labas vakaras, mėly Airijos lietuviai, mylinti žodį, eilėraštį ir kūrybą. Sveiki susirinkę jau 4. Airijos lietuvių poezijos pavasarį čia Lietuvos ambasadoje Dubline. Šiandien atėjome į šventę, kurioje karaliauja poezija, jautriausia širdies muzika, galinti prakalbinti širdį, prisiminimus ir svajones. Airijoje lietuviška poezija skamba garsiai ir tvirtai. Tai 17 metų vykstantys lyrikos vakarai. Vakaro poezija su manim. Kovido metu. Ir virtualūs poezijos vakarai. Ir prieš 2 metus išleistas pirmasis Airijos lietuvių poezijos almanachas. Kaip vadinasi? Tarp eilučių! Na ir sveikinimo žodį tarti norėtume pakviesti Lietuvos ambasadorių Airijoje gerbiamą Joną Grinevičių. Labas vakaras, mėlyjeji, taip gausiai susirinkę šiandien čia ambasadoje. Mano vaidmuo šiandien yra labai paprastas ir labai džiugus. Aš tikrai tiesiog noriu jūs labai nuoširdžiai pasveikinti ir pasidžiaugti, kad jau 4. kartą iš eilės organizuojam šį tikrai puikų renginį. Ambasadoje šiandien tai jau 2. renginys. Mes turime džiaugsmo pasveikinti taip pat ir Ramunę Sakalauskaitę, kuri šiandien pristatė čia savo knygą. Labai įdomią knygą apie vieną iš lietuvių tautos didvyrių, moterų, Jadvygą Bieliauskienę. Tai, o dabar turėsime iš tikrųjų vėlgi Rasos ir mano nuostabaus planavimo dėka. Šiandien yra ne tik poezijos pavasaris, šiandien yra tarptautinė poezijos diena. Ir, iš tikrųjų labai malonu, kad mes pasimėgausim viens kitų kūrybą ir pabūsime kartu. Tai tikrai sveikinu visus, linkiu gražaus vakaro ir ačiū, kad esate kartu su mumis, kad esame kartu čia. Ačiū ambasadoriui. Susirinkusius pasveikinti kviečiu Airijos lietuvių bendruomenės pirmininką Arūną Teišerskį. Šitas aukštesnis. Noriu tik tai patvirtinti ambasadoriaus žodžius, kad iš tikrųjų džiugu, kad susirinko labai nemažas būrys, būtent į ambasadą, kuri ir taip nelabai talpina daug žmonių, bet matau, kad tikrai pilna žmonių iš tikrųjų. Dabar, kadangi poezijos pavasaris, vis tiek pavasaris, tai toks metų laikas, kai gamta atsigauna, viskas pradeda augti, žydėti ir daugintis iš tikrųjų. Tai yra toks dalykas, kai galima pagalvoti, kaip atitinkamai kurti savo laimę, kaip kurti savo gyvenimą. Tai aš, kai Rasa pasakė, kad reikės sakyti sveikinimo žodį, pagalvojau, apie ką sveikinti iš tikrųjų. Gal iš tikrųjų reikėtų pasveikinti su galimybė, kad jūs kartu ir su Nojum, ir su Loreta, ir su Gintarė, ir daugybė yra kuriančių tų poetų mūsų. Po truputį sugebėjot padaryti tokį renginį, gražų. Ir čia aš jau nusižengsiu truputį tvarkai, nes noriu pacituoti ne eiles,
o dėja proza. Ir manau, kad čia turėtų tikti į tą visą esmę. Tai yra ištrauka iš Romualdo Granausko romano Rūkas virš slėnių. Tai, kurią, aišku, skiriu jums, aišku, abiems ir visiems, kas prisidėjo prie tų poezijos renginių organizavimo. Taip, žmonės prisisvajoja savo gyvenimui visokių didelių darbų ir žygių. O nesupranta, svarbiausia yra tie maži, šilti, kasdieniniai. Tie tokie kaip viščiukai būreliu bėgantis pirma tavęs prie geldos ir nuolat besipainiojantis kiemo žolėje po kojų. Vakare atsigulęs gali visus prisiminti, suskaičiuoti, pagalvoti, ar rytoj užteks visiems lęsų. O didelės ir neįvykdomas svajonės galima išdalinti į mažesnes ir paprastas. Ir užmigti žinant, kad jei ne visos, tai bent dalis jūsų tikrai išsipildys. Sveikinu organizatorius, kad jūsų svajonės tikrai išsipildė, kad prasidėjo nuo mažų žingsnelių, pagaliau pasiektas didelis rezultatas. Ir aišku, sveikinu visus susirinkusius žiūrovus ir linkiu jums tikrai gražaus vakaro ir tų mažų, kaip sakant, svajonių išsipildymų, kurios to išauga. Prašau, ir labai didelė. Dėkui. Ačiū. Mūsų susitikimas vyksta, kaip ambasadorius ir minėjo, Tarptautinę poezijos dieną. Dieną, kai visame pasaulyje švenčiame žodžio galią, kūrybą ir poetų dovanojamas mintis. Ir dabar į sceną kviečiu pirmą grupę kūrėjų. Mes jūs kviesime po kelis, kurie paskaitys, prisistatys, pakalbėsim, pakursim vietoje čia ir dabar. Tai Samanta Pučkienė iš Dublino. Keturių vėjų mokyklos mokytoja, poetė, studentė vis dar, šaunu, aktyvi daugumos bendruomenės renginių dalyvė. Prašom. Valdas Kišūnas iš Dublino. Tikras naujokas, renginiuose tikras naujokas. Nebuvau perspėtas, kad kalbinsi čia. Nieko nepasiruošiu. Ką kalbinsim? Kalbėsim tiesiog. Telefoną įsitraukti reikia. Poetas kilęs iš Rokiškio, šiuo metu gyvenantis Airijoje. Tikriausiai, ne? Valdas aktyvus Airijos lietuvių bendruomenės narys, renginių dalyvis. Be Valdo šmaikštaus pajuokavimo neįsivaizduojamas nei vienas lyrikos vakaras Dubline. Kur nori? Galima prie jūsų. Genovaitė Katkuvienė. Prašom. Poetė, kurios eilėse susipina jautrumas, vidinė tyla, gyvenimo stebėjimas ir begalinė meilė Lietuvai. Jos kūryboje skleidžiasi tylūs, bet gilūs jausmai, paliečiantys tai, kas žmoguje trapiausia ir tikriausia. Autorės eilės jau rado vietą pirmajame Airijos lietuvių poezijos almanache ir skamba bendruomenės renginiuose, kviesdamos sustoti, įsiklausyti ir pajusti tai, kas dažnai lieka neišsakyta. Prašom. Ir prašom paklausyti šių gražių kūrėjų. Kviečiame Samantą pirmą pristatėm, tai pirmą paklausysim. Labas vakaras visiems. Pavasariui pjesė. Pavasario saulė pro langą jau lipa. Vos pagalvojau ir vėl žiema šį rytą iškrito. Kokį tamsų šešėlį žodžiai paliko. Kodėl širdyje šalčiu vėl pakvipo. Argi maža visiems šioje žemėje vietos? Ar pamiršom draugystę, atvirumą ir tiesą? Kur bendrystė, tikrumas, kur tas žmogiškos laimės tyrumas? Jau matau, kaip prie gatvės pumpurėliai pražydo, bet širdį vis dar sniegas.
Dar žiema saulėje tvysko. Negali niekam rankos ištiesti, nes artumas purvo gale suraizgytas. Negali net širdies, nei trupučio atverti, nes greta hienos jau laukia. Kur ir kada tau įkasti? Kur ar paslysi? Kur ir kada tu suklysi? Juk kasdien negali įsikvėpusi verkti, vėl nainvumas man sako, tieskis. Aukso siūlų, širdyje žaizdas užklijuoju. Vėl į dieną, lėtu žingsniu žingsniuoju. Dieve, dar parodyk ant kelio man šviesą. Dar sukurk tyrumui naują pjesę, kur tikrumas, atvirumas, draugystė artumas, žmogiškumas gyvenimus liečia. Dar nubrėžk nuostabiausią pavasario tiesą. Išeikit pagal alfabetą, sakai. Aš nesirašiau taip anksti išeit. Mes nepaleisim visiems. Tai kad aš čia pasikėliau? Arčiau šnekėt, nebijok. Nežinau, tyviai viskas. O, darau už tai biškį. Pradėsiu nuo paskutinių naujienų. Taigi nematysiu, kaip skaityti. O paskui apie žemės ūkį, meną, sportą ir orus. Kai kurie bus žiaurūs. Savo esme. Žinios vadinasi. Gegužės žiedais pasipuošęs, mums Putinas kiša pufaikę, o angelas rusų raudonas užgroja gražiai balalaiką. Baisi motinėlė Rusija vėl eina Europos išpjauti. Negali jie būti turtingi, jiems reikia žudyti ir griauti. Мы вместе до конца. Mes kartu iki mano galo, netaisytas vertimas. Per metinį naujų žemių užgrobimo mitingą, nesibaigianti skanduoti Rasija, Rasija. Baisiai gražu, o baisiausia, kad šitą istoriją jau matėm. Imperatorius vienas mirti nenori, jam reikia milijonus prie savęs paguldyti. Jam nedrąsu. Kaip korespondentas klausė vieno lakūno, o kodėl pasirinkot piloto specialybę? Ar nebaisu buvo? Ne, nebaisu. Aš tik visada bijojau vienas numirti. Nesuprato. Čia kitas eilėraštis, priminimas vadinasi. Na ką, lipam, kur? Negi dangun. Kur suslėgtas šienas kūgiai, karviai visai žiemai. Čia taip kvepia žolinais, telpa visa pieva. Ir tėvų sunkus akmuo sudanksėjo svirtės, gulas kluonio giminė, šienapjūtę baigus. Kol gaidys giedos ryte, miegas neš palaimą. Matau čyzną, mačiūnai, ties ražiai senelio arimo, neliko čia jau gryčių, bet aš dar sugrįšiu šventam priminimui. Ir nors jūs šauksit, kad jau gana, bet aš dar vieną paskaitysiu, kuris vadinasi be pavadinimo. Čia nebuvo eilė. Ąžuolas, uosis, kėdė ir stalas, kas juos padarė, Dievas ir stalius. Kur visko šaknis, giminės mūros, liko pravertos kūrybos duris. Jūra, tiltas, ežys, kiškis, balys ruoga, dievų miškas, o Čiurlionis, karalius lietuvių, nesupratęs nesutiksi,
kad jame sutilpo viskas. Net ir nuodėmė karti susirado jį pati. Kokia išlikimo kalba, kur jinai guli, kaip ėda, kur žiūri, ar atsako prispausta, kaip jie tikėti jie išduoda prieš nekėdama, kas ją tau atves, jei nežinosi, kur laukti. Oi tu mano Dieve, kurgi dabar dėtis? Ar ir vėl iš pykčio perkasti tautietį, ar save į grūdus trankiai susimalt? Ačiū Jums, gražaus vakaro. Man turbūt šitas kaip gerai. Ačiū. Garsiai. Kai pradėsiu garsiai kalbėti, visi pabėgsit. Labas vakaras. Su kuo nesisveikinau. Norint, kad į šią žemę ateitų gyvybė, ko reikia? Reikia taikos. Tai šiandieną ir pakalbėsiu, ką balto popieriaus lapas man padiktuos. Gerai, ačiū. Man atrodo, žinau. Paimkime popieriaus lapą. Pažerkime ant stalo spalvas. Į laisvę paleiskim fantaziją lakę ir pieškime bėgančias laiko bangas. Pajusim pavasario dvelksmą, ištįsusi laiką dienos, saulutę šildančią žemę, kuri laukės gyvybės naujos. Ir skleidžias po kojomis pievos, puošias šlaitais spalvomis. Deja, ne visiems šis laikas atgimęs dovanoja džiaugsmą šiomis dienomis. Norėtumėm pavasariu džiaugtis, bet ne, tą džiaugsmą praryja karo grėsmės mašina. Kaimynų tauta be vilties kančioje sudaužyta ir motinų širdise netekčių kraujuojanti gyvoji žaizda. Rytasi skausmas per šalį, nors pavasario žemė vėl kelias gyvent. Kas iš to, kad ant sūnų krūtinių medaliai, juk jie nebekils naujo gyvenimo žengt. Taip, šiandien mums gyvenimas tęsias, likimo rankos dar veda tolyn. Tik kylantis klausimas senas neduoda ramybės many. Juk esame vienos žemės broliai ir sesės. Ir gyvenimas duotas tik vienas, deja. Tai kodėl šitas kelias spygliuotas, laužo, žudo, naikina kas gyva tada? Juk visi po šią saulę mes norim gyventi, jaučiam skausmą, kol esam gyvi. Tai kodėl laikas nuo laiko šių žemėj karo gaisrai vis kyla nauji? Kodėl praleidžiamos pragaro ugnys, kurių šešėlis tiesia rankas į mumis? Kodėl sukūrė šią žemę dievulis, neuždaro beprotnamio klaikiąsias duris? Kodėl? Oi, kodėl baimė besotė, sudžiūvusiom rankom pasiekia jausmus? Sutrypus pavasario žiedus, žmonijai dovanoja pelenais užpustytus amžinybės namus.
Juk žaizdos artimųjų širdyse gyvens karta iš kartos. Istorijos lapos sugulę niekada kraujot nenustos. Tai paimkime popieriaus lapą, gyvenimą pieškim gėrio spalvom, būtinai nuspalvinkim į taiką vedantį kelią, kuris išvestų žmoniją iš beprotybės švieson. Leiskime skausmo ašaroms džiūti, netekusiems brangių savų artimų. Suniokotoje žemėje neleiskim palūžti tiems, kas liko po karo gaisrų. Leiskit gyventi be baimės, tikėti, kurti, gimdyti vaikus. Juk tai žmogaus gyvenimo laimė, kad gali jaustis šioj žemėj saugus ir sėti, auginti iš naujo gyvybės daigus. Tai paimkime baltą popieriaus lapą, kad būtų švarus be dėmių. Ir pieškim ten naują istorijos taką, kad nekristų sielvarto ašaros ant mūsų sužalotų žmonijos širdžių. Ačiū. Taip, ačiū labai. Jau galite sugrįžti savo vietas. Ačiū labai visiems. Ačiū. Kaip yra pasakęs Justinas Marcinkevičius, poezija tai širdies kalba, kurią kalba žmogaus siela. Į sceną pakviesiu antrąją grupelę. Gintarė Sutkevičienė. Gintarė yra mūsų almanacho iliustracijų ir viršelio autorė, menininkė. 16 metų turbūt gyvenanti Airijoje. Gintarė aktyvi lietuvių bendruomenės narė, viena iš lyrikos vakarų organizatorių. Gintarės tapyti darbai, jos rankomis pagamintos dekoracijos puošia beveik visus Airijos lietuvių renginius ir tautiečių namus. Laura Vitkauskaitė Pačėsienė gyvena ir kuria vakarų Airijoje. Laura yra Galway bendruomenės pirmininkė. 2 knygų Pasaulis tau skolingas ateitį ir minčių užrašinė autorė. Šiais metais knyga Pasaulis tau skolingas ateitį išleista ir anglų kalba. Danguolė Sendriutė Navickė. Iš Šiaurės Airijos, bet kilimo iš Žemaitijos, prašom Danguolė. Pedagogė, keliautoja, svajotoja, mama ir žinoma esanti įkvėpimui moteris, rašant žodžius dedanti į eiles. Prašom sėsti. Paula Mišlaiškytė. Paula gimus ir augus Kaune, mokėsi Juozo Naujalio muzikos gimnazijoje, atvyko į Airiją, būdama 16 metų, gyveno Wexfordo miestelyje, šiuo metu dirba socialinį darbą su vaikais globoje, bet muzika ir noras dainuoti nedingo, toliau dainuoja ir groja pianinu lietuvių bendruomenės renginiuose. Ačiū. Taip. Kaip gera iš karto pasakyti, kad aš tikrai nesu poetas. Todėl ta mano eilėraščių kūryba, jinai nėra galbūt labai stipri. Daugiau tapau, bet žodis kartais norisi jį tiesiog išreikšti, parašyti, užrašyti ir
labai retai kada skaitau savo poeziją. Ta vakarą, kai užsnūs iškankinti langai, kažkur skersgatvėje nuaidės paskutiniai žingsniai praeivio, tu tyliai ateik ir padovanok man sapną. Paskutinį margaspalvį sapną. Auštantį pasiėmęs išeisi ir užmirši, kad mano gatvelė grįsta akmenimis. Palik man nors saidą to sapno, siauroje apleistoje gatvelėje, nes nors atspindi netašytam akmenį balutėje ar kieno nors gerose akise, kad tik jausčiau, kad tu buvai atėjęs. Pabudau glamonėjama saulės, skruostų rytosi ašara, o joje atsispindėjo vaivorykštė. Vadinasi, mano sapnas tikrai buvo spalvotas, o štai bijojau sena gatvelė tolstančių žingsnių. Ir dar vienas toks trumputis. Jei mano žodžiai pasiektų tave kaip žemę gaivina lietus, širdie niekada nesiliautų liūtis. Jei mano žvilgsnis šildytų tave kaip saulės spinduliai gėlės žiedą, mano širdis virstų saulę, kuriai niekada nepritrūks kaitros. Jei mano balsas pasiektų tave kaip vėjas pušų viršūnės, iš krūtinės veržtųsi vėtros lydimos audrų. Tačiau netgi mano mintis, kurios kaip genamos vėjo žuvėdros, saulėje ar lietui siaučiant lydi tave, negali palyti. Labas vakaras. Leiskit pakviesti jūs prie mano rašomo stalo, prie rašytojo Sauliaus užkulisius. Leisk man eiti, užžėlusiais takais, neliečiant kojų žemės. Leisk man įkvėpti laisvės aromato. Jis kvepia pavasario gėlėmis, išsibarščiusiomis žaliojančiose pievose. Leisk man svajoti apie meilę, apie jausmus, iškeliančius taip aukštai virš kasdienybės, kad matyčiau žemę tarsi dievas iš aukštybių. Leisk man jausti. Jausti tą meilę taip stipriai, lyg nuo jos priklausytų gyva aš ar mirusi. Leisk man plaukti tavo debesų takais, jausti vėjo srovę, būti nubučiuotai auksinių saulės spindulių. Leisk man girdėti ne paukščių giesmę, ne žmonių kalbą, ne pasaulio triukšmą, ne vidaus harmoniją ir net netylą. Leisk man girdėti širdies dūžius, taip stipriai, lyg jie būtų mano, lyg jie muštų mano laivą. Leisk man gyventi mano pačios minčių labirintuose, ten, kur atsiveria durys į pasaulį, kurio nebuvo, nėra ir nebus. Labas vakaras. Paskutiniu metu kažkur esu dingusi savo mintimis, kažkur skrajoju, mažai laikau plunksną rankose, todėl ir prisiminimai susidėjo į eiles. Na labuka, kur dingai, ir eilių neberašai, gal jau pamiršai mane, nes neniai buvai juk čia. Nedingau, nepamiršau, bet rutiną įstrigau. Buvo rytas, štai diena, na o gal jau ir kita, metai bėga, dienos veja, na o aš vis ta pati, su negęstančia mina, šypsena savam veide. Gal naujienų tu turi, gal sugrįši pas manęs, kiek galiu aš laukti tavęs, rašalas išdžius suges. Taip, brangusis, aš jau čia, pasiilgau nejučia, kad sėdėjai nepalankiau ir tos plunksnos nelaikiau. Ir dar vienas truputis. Kai tikėjau, rašiau, kai mylėjau, rašiau, kai laukiau, rašiau, praradau, nutilau, svajose aš rašiau, mintise aš rašiau, sapnuose aš rašau ir dabar aš rašau. Na ir paskutinių dienų įvykis
sudėjo iš šio ryto eiles. Pokalbis su tyla. Ar pameni, mamyt, kai tu sakei, ateis tokia diena, kai tu pakėlusi ragelį išgirsi tylų gaudesį jame. Ir va, aš Lietuvoj, ką veikt? Lėkiu pas mamą, bet dėja. Toks jausmas viduje, taigi nėra pas ką, nebėr tavęs. Užaugau, pagaliau užaugau, dabar aš jau vyriausia šeimoje. O taip dar nori būt vaiku, pajausti tavo šiltą delną, išgirsti tavo balsą, šnibždesį, rėkimą. Taip noriu, kad skambučio tyloje suskambtų, kas čia? Tai tu, dukrytė, čia. Bet nebėra. Pasibaigė vaikystė. Užaugau ir likau viena. Atsiprašau, bet ne viena, o jau tik su sava šeima. Bet noriu grįžti į tą vaikystę, kur buvo tėtis ir mama, močiutė, sesė ir jos vyras. Bet čia staiga suskambo mirtina tyla. Tarytum vėl nutrūko jungusi gija. Vaikystė, meilė ir tėveliai gimtinė tarė tau ate. Ačiū. Labas vakaras. Šiandien skambės mano eilių debiutas ir labai jaudinantis vakaras, taigi tikiuosi jums patiks. Mano pirmoji poezija tiesiog aplink šių laikų pasaulį, kas vyksta, kaip mes visur bėgam, skubam, baisus dalykai vyksta, karai ir taip toliau. Aš nenoriu per daug išsiplėsti, bet tikiuosi, kad jums suteiks dvigubus jausmus, tiek gerą, tiek blogą. Tai tą ir norėjau parašyti šitoj poezijoje. Ši diena. Pasaulis išprotėjo, išėjo, kažkur pabėgo. Likau jame, lyg radusi kelią, tą kelionės tikslą. Matau didelį chaosą, sunku tam užmerkti akis, užverti širdį, negirdėti ausimis. Ar tu taip pat kaip ir aš gyvename pasaulyje ir jo tas paliktas vietas, dalelė širdies, šypsenos veiduos. Maniau, kad tai jau niekada nebesikartos. Ši diena yra dovana, sėkmės taure pripildyta akimirka, šventė tavo namuose, ramybė sieloje. Argi nesmagu, būkime kartu, dalintis šią dieną, akimirką nuostabę. Juk nežinome, kas mūsų laukia, ar saulė švies rytuos, ar žinios kokios blogos atplauks, ar džiugins, ar išduos. Kas čia skamba tyloje? Nesuprantu. Išsibarstė natos. Laimę surandu, jis sako, atsirado vietos. Mano sekanti poezija dar yra truputėlį procese, nes aš bandau sukurti dainą. Šiandien ji skambės kaip akapela, nes neturiu šiuo metu muzikinio pritarimo. Ir tai vat. Ji vadinasi Šešėlio vaikai. Kas mes tokie, iš kur mes atėję, ar velniai, ar angelai, galbūt nusidėję, kiekvienas turime istoriją savoj širdį, taip pat savas viltis vis kažkur nešiojame. Galbūt dievai mus saugoja viso mes, vis ieškom to, ko negalim turėt. Nors deivės pranašės globoja, apsaugo nuo vargų, diena akimirką apkloja, šviesiais pūkeliais lyg pamatų. Kiekvienas turime istoriją savoj širdį, taip pat savas viltis vis kažkur nešiojame.
Ačiū labai visiems. Dariau, klausyk. Šiandien švenčiame pasaulinę poezijos dieną ir 4 poezijos pavasarį Airijoje. Tai tikrai ypatingas vakaras, manau, mums visiems. Bet tau jis dar ypatingesnis. Juk tu pirmą kartą laikai savo pirmąją poezijos knygą. Sakyk, koks tai jausmas? Jausmas labai keistas ir įdomus. Ačiū labai, jeigu ploja. Tai pirmoji knyga, jausmas labai keistas, žinai, nes visą gyvenimą rašiau. Geras jausmas, šiltas, smagu. Tai tikrai va taip žiūriu ir manęs tai nestebina jausmas toks. Nes visą gyvenimą kūriau dainas, tiek daug dainų atrodo prikūriau. Nes per kiekvienus etapus vis rašiau apie tai, koks aš ten esu. O čia sudėjau eilės, kurios netapo dainomis, kurios gulėjo stalčiuose, pagelto, dienoraščiai, juodraščiai pagelto. Ir aš nuo jų jau aš kitas, jau 4-5 kartus kitas, žinai. Bet aš norėjau, kad žmonės juos išgirstų. Aš skėliau per pusę, kiek esu sukūręs ne dainų. Nes nenorėjau, kad jie viens už kito pasislėptų, žinai. Ir jau išduosiu paslaptį, yra ir kita ruošiama. Nes norėjau, kad kiekvienas eilėraštis būtų išgirstas, perskaitytas ir kad priimtas būtų kiekvienam kaip savo. Žinai. Kaip ir daina, aš sakau, ta daina, ją sukuri, ji tampa ne mano iš karto. Jei žmogus ten klausytojas suranda kažką dalelę savęs, ji yra jo ir ta daina jam patinka ir taip viskas rutuliuojasi. Ačiū labai. Džiugu, kad jie sugulė popieriaus lapus, sakyk, turbūt kiekvienas eilėraštis turi savo istoriją. Taip, kiekvienas eilėraštis, kiekvienas čia šiandieną skaitantis autorius pasakys, kiekvienas turi savo istoriją, savo patirtį, savo žinutę, ką mes norim pasakyti, kai mes negalim kitaip. Juk aš nebejoju rašome, kai negalim kitaip. Kirba, aš dar kai kada juokauju, kad kankina, žinai, ta kūryba kankina. Man dažniausiai būna su dainomis, kai kada net 4, žinai, kai klausia, kaip tau gimsta. Dainom, sakau, kankina, žinai, įsivaizduoju, bet ta kančia tokia saldi. Gera kančia. Ką? Kas toliau? Kas toliau? Dabar aš turiu skaityti toliau, supratau. Rasa, kalbant apie knygas, gal galėtum atskleisti žiūrovams ir kūrėjams, kadagi išvysime antrąjį airijos lietuvių rašytojų almanachą ir kas jame mūsų laukia. Čia turbūt pats geriausias momentas išduoti paslaptį, ar ne? Mes taip manome, kad antrąjį airijos lietuvių almanachą išvysim jau per kitą poezijos pavasarį. Ir be abejo, ten bus visų čia esančių eilės ir dar tų, kurių čia nėra, tikimės. Tai labai laukiam. Laukiam. Na, o dabar tegul viešpatauja poezija ir muzika, Dariau, scena tavo. Ačiū. Tai ką, aš jau kažką pasakiau, paskaitysiu keletą eilėraščių iš šios knygos. Iš praeito amžiaus, sukurtų praeitam amžiui, žinai. Praeitam 1000-metyje iš vis skamba, įdomiai. Pradėsiu nuo tokio pranašiško. Galbūt, aišku, įdomu ir būna data, kada parašyta, žinai. Ypač, kai aš nesu vien tik poezijos rašytojas. Languose atsispindi dangus, ruduo melodiją rašo, veidais liejas lietus, laukuose nelašo. Tuščių kambarių tyla lėtai kankina sielą, protai susipyko su ja, eina kas savo, po vieną. Žmonėmis pasitinka rytai, žingsniai skaičiuoja kojas. Norėjau pasisveikinti tik tai, Darius, kartais Nojus. Knygą pavadinau tituliniu. Jo, jei tiesą paminėsiu datą, tas Darius kartais Nojus visai vėlai sukurta, kai aš pasivadinau. Nojum pasivadinau praeito amžiaus 91-aisiais, o šias eilės parašiau 2011. Lygiai po 20 metų, simboliškai, ne? Bet reiškia, knygą pavadinau Aš šešėlis dangaus.
savo ankstyvoje kūryboje sukurtas eilėraštis praeito amžiaus 93 rugsėjo mėnesį. Taigi aš šešėlis dangaus. Lyja, kalba naktis, tyla, meilės viltis, juokas, džiaugsmas gilus, grožis, subjektyvus. Rytas, žolė ir rasa, žemė, motulė basa, saulė, duona šilta, meilė, mano tiesa. Žodis, paukštis bailus, kelias, visat slidus, mintys, aštrūs stiklai, gatvė, mano namai. Ruduo, sielos brolis, tamsa, sielos sesuo. Rytas, sielos ramybė, vakaras, mano kūrybos akmuo. Akys, ežerai žydri, rytoj jie išdžius liūdesį. Vėjas, brolis lietaus, aš šešėlis dangaus. Ačiū. Na ir pabaigai iš poezijos ketureilis, kuris vadinasi prašymas. Man duoki vakarą, auksinį, melsvą, pageltusių takų ir vienišų žibintų. Tau pasakysiu, kodėl lapai krenta, tiek daug spalvų aplinkui. Man duoki pasirinkti savo kelią. Šaltais akmenimis ir jūrų smėliu eisiu. Tau pasakysiu, kodėl širdį gelia, kai mūzos verkia, gimsta dainos. Man duoki dar truputį laiko, nuraudusiu dangum į rudenį ateisiu. Ir pasakysiu, kodėl dienos greitai, naktims padovanos ilgumo teisę. Man duoki paskutinį kraujo lašą, gyvybės pilną, kaip negestantį troškimą. Tave nunešiu į laimingą kraštą. Gyvenimas pakeis likimą. Ačiū. Tų knygų atsivežiau, tai jeigu rasit minutę ir laiko, kur padėt, ir vietos, kur padėt, ir dar keletą CD, kaip visada yra. Taip. O dabar muzikinis etiudas, kuriam jau laikas, ar ne? Daug skambėjo gražios poezijos. Vauna. Muzikinė kūryba, dabar biškai trakštovti. Aš į sceną kviečiu Rasą. Jinai kukli labai, nepriminsi, tai ir neteisi. Mes turime muzikinį etiudą, kuris tampa tradicija šiuose poezijos pavasariuose. Ir šiandieną jis vadinasi Iš naujo. Pasaulį sukursiu, iš smėlio supilsiu saujo. Ant savo kelio įstatų aukštą kalną. Veidu į dangų, akis uždengsiu delnu. Ir vėl į kitą aukštą statų kalną. Semiu, bet bėga, niekam nelieka laiko. Nutrūko stygos, nelaiko. Iš naujo save sukursiu, pakeisiu kūną ir kraują. Nugriausiu sienas, dėl kurių kariauja. Sparnais į dangų, mintis pakelsiu vėjų, kur skamba balsas, kurio man taip reikėjo. Klausau, bet triukšmas, negirdėti nieko. Išnyko veidas, neliko.
ąžuolą seną, ant Nevėžio krantų mano siela gyvena. Aš be jos išeinu ir blaškaus po pasaulį, kažko ieškau savęs ir maldauju vėl saulės, rugių jūron parvest. Dar viliuosi, kad lietus tą troškimą nuplaus, kad pripratus pamiršiu, kaip ilgiuosi žmogaus. Ir to tako per lauką, namų kvapo svaigaus, mamos rankų ir miško ir upelio sraunaus. Taip kaskart ir be galo, kai bandau skrydžiui kilt, tai lik ašarą šluostit, lik truputį numirt. Ir šypsotis, kai liūdna, net kai verkia širdis. Seno ąžuolo dainą aš nešuos su savim. Ačiū ir ačiū Dariau. Nežinau. Čia buvo mano eilėraštis ir dabar perskaitysiu dar vieną. Žmogus panašus į paukštį. Žmogus panašus į paukštį, kuris skrenda į savo saulę. Įsiveikia atstumą ir aukštį ir sparnais apkabina pasaulį. Ir ieško savojo kelio nuo pradžios iki pat pabaigos. Prisiglaudžia prie liauno medelio ir pakyla sutikti audros. Būna klystas žmogus, kaip ir paukštis. Klumpa, krenta, pailsta sparnai. Ne visiems išsvajotas aukštis ir tikslai pasiekti. Ne visiems. Bet vis tiek, kaip svarbu, kad skristum, tu žmogus ar paukštis vis tiek. Jei likimas sparnus pakirstų, vėl pakilsi. Tik tai patikėk, nes juk tu panašus į paukštį, kuris skrenda į savo saulę. Net jei jos niekada nepasieksi, mintimis apkabinki pasaulį. Na, va, judame toliau, labai gražiai įpusėjome. Ir aš taip klausau iš šono ir man taip gražu, svarbiausia ir šitas stebuklas šio viso renginio yra tame, kad kaip gražu išgirsti autorius skaitančius savo pačių kūrybą. Sveikinu visus. Nes jūs tikrai žinote, kaip kiekvieną žodį ištarti, kokią emociją pamatyti. Taip gražu, tas stebuklas yra stebuklingas. Tomas Venclova yra pasakęs, poezija padeda žmogui geriau suprasti save ir pasaulį. Kviečiu į sceną Ireną Baranauskienę. Irena kilusi iš Kupiškio rajono Kinderių kaimo. Šiuo metu su šeima gyvena Dubline. Aš jį tai pirmu asmeniu. Esu poezijos knygos Įtvėjas laukuose. Atleiskit, turėjau pauzę padaryti. Galvojau, čia angliškai parašyta. Okay. Bet labai gražus lietuviškas, čia žodis tikriausiai. Taip. Atradimas. Tai dar kartą. Esu poezijos knygos Įtvėjas laukuose autorė. Poeziją rašau nuo vaikystės. Myliu gyvenimą ir visa, kas gyva. Poezijoje atskleidžiu gyvenimo grožį, gamtos spalvas ir svarbą. Bei žmonių tarpusavio ryšį bei santykius. Dėkoju. Dėkoju, taškas. Taško nebuvo. Galvojau, gal tęsis sakinys. Jonas ir Nadja iš Mulingaro. Jonas yra bardas, kolega bardas. Ir lyrikos vakarų dalyvis nuo pat pačio pirmo renginio. Mūsų visų gerai žinomos dainos Airijos vėjas autorius.
Nadija Postemska-Kriauklys. Ukrainiečių poetė. Rašanti eilės nuo pat vaikystės. Yra išleidusi į poezijos rinktinės. Viena išleista Vokietijoje ir išversta į vokiečių kalbą. Pernai išleista Nadijos vėliausia knyga. Čia parašyta paskutinė, bet aš neskaitau paskutinę, vėliausią skaitau, okei? Между вечным и земным. Atleiskit už akcentą. Aha. Jūs pasakysit. Вы скажете, да? Говорит по-украински. Nadija. Nadija yra dažna lyrikos vakarų ir įvairių bendruomenės renginių dalyvė. Puikiai pažįstama mūsų žiūrovams. Taigi prašom. Tai gal Irena paprašys, ne? Labas vakaras, poezija, kurią dabar skaitysiu, tai bus Arčiau mano knygos pirmosios, bet tikiu, kad ne paskutinės, Vėjas laukuose, kaip ir buvo paminėta. Dėkuoju visiems už dėmesį. Pirmasis eilėraštis vadinasi Sugrįžti į save. Rytai, kuomet rūke paskendęs laukas bunda, kuomet pėda basa, rasos laše jau stingti ima, tokiais rytais kitokie mes nubundam ir akys į pasaulį šį nepaprastą, su meile rūpesčiu pažiūri. Galvoti imam apie tai, kas šventa, kas žemę, žmogų, visą gyvą kūrė. Suprasti imam visko, kas yra užtenka, o būna kartais, kad per daug net turim. Kitas eilėraštis vadinasi Rausvi vakarai. Rausva dangų palydi giesmė, laisvo paukščio, kuris greit pradingsta. Nebelieka to triukšmo, bėgties, vakarais visų kaukės nukrinta. Į save žvelgia mes jau kitaip, lyg į vaiką, mažytį, gan trapų. Ir apkloti mes bandom visaip, būnam tais, kurių niekas nemato. Ir taip gera mums būti savim, glėbyje savo rankom apjuosti, šildyti širdį savas ir viltim, vėl maitintis, mylėti, paguosti. Rytas viską išneš vėl kitur ir įkvėpsim kitaip lyg tik pusę. Man patinka rausvi vakarai, nes nereikia galvoti, kuo būsiu. Ir trečiasis eilėraštis, kurį paskaitysiu, yra Geriu aš tėvynę. Tai čia iš meilės Lietuvai, iš meilės tėvyniai. Geriu aš tėvynę lyg sultis, sunokusio juodo serbento. Atrodo sutilps į manyje, paimsiu kartu, kur Atlantas. Laikau ją apglėbus ir saugau, it motina pamiršta vaiko. Paklaus nedrįstu, ar jį pyksta, ar mano klaidas jau atleido. Ranka jos vėl plaukus man glosto, taip švelniai jį glaudžia prie skruosto. Tarytum aš niekad nesu jos, palikus dėl svetimo uosto. Ir dabar bus paskutinis, kurį skaitysiu, tai apsaugok. Laukais, miškais, upe, pavasaris ateina. Kiek grožio ir spalvų mums prieš akis padėta. Artojams prakaitas vėl bėgs vaga per skruostus, kuomet jie žemę, motiną vėl sėjai ruoš. Paukščių giesmes visas išgirsti trokštų, kuomet anksti nubudus rasos lašai spindės man. Gėlių žiedų kvapus įkvėpt pajust ir taip kasdien, kiek skirta man. Nenoriu svetimų karų kariauti ir imti rankas nenoriu ginklo. Pajust, kai draugas tampa priešu ir kai žmogus pamiršta, kad yra žmogus. Apsaugok Dieve Lietuvą tėvynę nuo priešų išorės ir nuo savų. Tegul mediniai kryžiai kaimuose kūrimo neleis išvyt nei vieno iš namų. Dėkuoju Jums už dėmesį. Labas vakaras, добрий вечір. Я зайшла в цю залу і побачила прапор своєї країни, України, і вирішила, що я теж тут вдома, що це і моя амбасада, це і моє посольство. І згадала, як 2 роки тому я тут відмічала свій творчий вечір, коли вийшла моя 4-та книжка. А
сьогодні, 2 роки по тому, я вже випустила 5-ту свою збірочку, яка називається «Між вічним і земним». Добре мати друзів. Мої німецькі друзі, в яких ми з Йонасом часто буваємо в гостях і на творчих вечорах, переклали мою збірку на німецьку мову. Я їм вдячна. І взагалі я вдячна, що в такий складний час для моєї країни багато українців творчих знаходять моменти для творчості, для музики, для поезії, для кінофільмів, особливо документальних зараз. І я хочу прочитати вам свої вірші. Напевно, ви не все зрозумієте в них, але я хочу, щоб ви відчули мелодику, пісенність української мови. Я жінка, я богиня і цариця. Покірною буваю не завжди, порою незворушна, наче криця. А коли ненавистю погляд мій іскриться, тоді не жди пощади, ох, не жди. Я жінка, ніжна мати і дружина, кохана, возлеліяна в віках, несу дитя і щастя на руках, життя, ядро, основа, серцевина. Я жінка, я натхнення і підмога, любов'ю напуваю цілий світ, його почин, колиска, вічність, квіт, дарована землі велінням Бога. Намалюй мені день на тендітнім папері світанку, щоб і дощик, і сонце, і квіти, усе як колись. Намалюй хризантеми, які, пригорнувшись до ганку, попри спеку серпневу, розкущились і розрослись. Намалюй мені тишу, що дзвоником в вусі лоскоче, заколисує трави і плином в ріці хлюпотить. Намалюй легким пензликом темні, як ніч, тії очі, у котрих щаслива любові зоря блискотить. Намалюй мені світ без тривоги, печалі, розлуки. Намалюй синє небо на травах духмяних росу. Намалюй нероздільні в любові і вірності руки, що всіх нас і планету від Армагеддону спасуть. Знаєте, є люди красиві зовні, і ми це помічаємо. Гарна людина пішла. А є люди, красу яких ти розумієш, коли поспілкуєшся з нею. Бо краса душі, вона хоч і видна в очах, але вона така інтимна, така потаємна. І коли вдається розгледіти цю красу, тоді і матимеш щастя від спілкування з цією людиною. Не спіши. Ти чуєш? Не спіши. Побалакай з власною душею. Сам собі в минуле напиши і пошли з вечірньою зорею цього запізнілого листа. Не писався він чомусь раніше. Ще й стирали гумкою літа все, про що ти знав, і ніхто більше. Що ж було потрібно для душі? Тиха гавань, спокій, тиша, мука, чи щоб серцем писані вірші колесались у пестливих звуках.
І коли душа та ожива, коли раптом оживають весни, і вона весільної співа, чи коли страждаючи воскресне, ох, ніхто того не знає. І саме життя того не знає. І поки все не виб'ється до дна, до небес, до Бога не злітає. Дякую. Labas vakaras visiems. Labai malonu vėl būti poezijos pavasario dalyviu. Ir šiandien aš jūsų dėmesiui noriu pasiūlyti dvi dainas, kurias sukūriau pagal savo eilėraščius. Tai tokie savotiški, kaip aš juos pats pavadinau, pensininko pamąstymai apie gyvenimą. Nes kaip kažkur esu perskaitęs ir man įstrigo į atmintį, kad jaunam žmogui tai gyvenimas atrodo kaip nesibaigianti ateitis, o tokiem žmonėm kaip aš jis atrodo kaip trumpalaikė praeitis. Taigi, va iš tokių pamąstymų gimė daina, kurią aš pavadinau Pokalbis, arba pirmasis pavadinimas tos dainos buvo Senatvė, bet sakau, gal geriau tegu būna pokalbis, senatvė, jinai ateis savaime. Sako, vėlgi, sako, dabartinis amžius mano yra, vadinasi, pagyvenęs esu tik tai žmogus, o senas, sako, būsiu nuo 80. Taigi, daina, kurią pavadinau Pokalbis. Ji atėjo tyliai, net nepastebėjau, atsisėdus priešais, į akis žiūrėjo. Žodžiai jos nebylus smigo man į širdį, aš puikiai ją girdėjau, žinojau, kad ji irgi. Vis tikiuosi, jog Dievas mano maldą girdi, teateina meilė į kiekvieno širdį. Vis tikiuosi, jog Dievas mano maldą girdi, teateina meilė į kiekvieno širdį. Į praeitį keliavom nuo pačio gimimo, gyvenimas kaip vėjas nuskriejo ir nurimo. Beliko tik tai džiaugtis kiekviena diena, likusieji metai likimo dovana. Vis tikiuosi, jog Dievas mano maldą girdi, teateina meilė į kiekvieno širdį. Ačiū labai. Antroji daina tai vėlgi pensininko pamąstymai, nes emigracijoje jau daug metų ir kažkaip susimašiau. Irgi taip atsitiko, kad tiek daug laiko čia Airijoje esu ir gimė daina Emigrantas. Paklausykit, prašom.
kaip toli gimtasis krantas, jau daugel metų esu aš emigrantas, bet iš širdies laikas neištrynė jausmą brangiausią Lietuvai tėvynei. Gimtinės toliai, pušynai ir gojai, ežerai ir upės, viskas manyje. Tu nuostabi, pati gražiausia, mano širdį išlieki visada. Dažnai gimtus namus sapnuoju, tėviškės orų, mano širdis alsuoja mintyse, aš visą laiką su ja. Atkeliavom su draugu pabūt prie vandenino. Ramus bangų ošimas prie Dievo sugrąžino. Beribis vandeninas su mumis kalbėjo, įdėmiai jo klausėm ir pagarbiai tylėjom. Giliai savį pajutom, visur yra tik jis. Nurimo mūsų protas ir džiaugiasi širdis. Geras sugrįžti ten, iš kur esam atėję. Ačiū labai mūsų poetams. Eilėraštis gimsta tada, kai širdis nebetelpa tyloje. Ir į sceną pakviesiu paskutinę grupelę ir čia tai žmonės, kurie visi yra pirmą kartą šiandien. Jaroslavas Sablinskis. Jaroslavas sako, eiliuoti pradėjau dar nemokėdamas rašyti. Vėliau eilėmis kankindamas mokyklinių sąsiuvinių paraštes. Nors paauglystėje Andriaus Mamontovo tobulumas mane taip išgąsdino, kad ilgam nutilau. 1997-aisiais grupė Airija vėl grąžino drąsą kurti. Dabar rašau tyliai ir tik tada, kai jausmai tiesiog nebetelpa viduje. Darau tai tam, kad atlaisvinčiau vietos naujiems potyriams, o mano tekstai galėtų gyventi savo gyvenimą. Vaiva Navereckaitė. Vaiva atvyko pas mus iš Korko. Vaiva yra aktorė, dainininkė ir rūbų dizainerė. Džimi Zalkauskas. Džimis sako, rašau poeziją apie tai, kas man artima ir kas jaudina, apie laiką, meilę ir žmogaus vidinį pasaulį. Scena jūs. Visi kartu? Visi kartu. Labas vakaras. Emigrantas. Vadinasi. Eilėraštukas. Neblogai, jie ten gyvena, emigrantai paprasti. Pirko butą, stato namą ir madingai aprengti. Atvažiuoja į svečius, kai pavargsta dirbti. Sakė, darbas nesunkus, galima užsidirbti. O kiti važiuoja drąsiai, laimės paieškoti. Anglų mokės 6 klasiai, reik tik pakartoti. Sakė, vienas nėra bėdos, gyvenu ten 10 metų. Galima ir be kalbos. Pasakau, no understand, jie mane suprato.
Krapšto galvas savo draugai, gal ir mums važiuoti. Ir nebrangiai bilietai, verta rizikuoti. O pradžia daugmaž vienoda. Pas draugus savaitę dvi, imi darbą kokį duoda. Kiek pasiūlo, sutinki. Prisimint bado ir aš savo pirmą dieną. Ploviau puodus ir lėkštes. Be jėgų kritau į lovą, it pardavęs sielą. Ačiū. Šitas nelinksmas. Rankos sparnai. Rankos pavirtos sparnais. Paskutiniai žodžiai sudėtais taškais. Jaučiu, kaip mintys palieka mane. Vanduo virto smėliu, o smėlis pelenais. Parkritusio džiaugsmo kampe. Apsikabinkime, kol sutemos dar tirštos. Tegul ledinė baimė krūtinėje ištirps. Apsikabinkime pro tavo šiltus pirštus. Ramybė tyliai į delną nusiris. Kumščiai atleido, žvilgsnis nuskaidrėjo. Už lango bunda jau aušra. Nors tai, ką turim, ar kada nors turėjom, greit laikas išnešios. Nedaskaitytos knygos, neužvarstame labe. Mus vėl sujungia ši akimirka šventa, tik šiluma dėl užpūstos žvakės kvapas. Laimė pasiklydo, pamirštame laike ir apsisukus iš naujo likimo senas ratas. Gėlės žiedai jau užgimė šviesa. Matau kažką su angelų kampe. Koks keistas šokis. Ten aš. Mes sukamės rate. Ten aš kaip tu. O čia visai šalia. Ačiū. Labą vakarą, mano vardas Vaiva ir aš pristatysiu tokį reflektyvinį eilėraštį apie vaikystę ir prisiminimai. Pastaruoju metu jaučiu stiprų ilgesį tėvynei. Bet kas manęs ten laukia? Tik šilti prisiminimai apie vasaras, praleistas pas močiutę kaime prie upelio, kur basom kojom braidžiojau rasotą žolę. Akmenuotą taką, kuris vedė link baltais žiedais, pasipuošusi jasmino. Ilgiuosi tos sodybos, kur pavasarį sodai žydėjo, o rudenį obuoliais kvepėjo. Kur 3 kartos gyveno lyg tvirtovę palaikę. Ten bėgiojo per miežių laukus pro beržo alėją. Maža mergaitė plaukais palaidais, be jokių rūpesčių. Mintyse vis dar būna klaujoju po žalią jaukią sodybą su savo protėviais mielais. Kai ilgiuosi buvusių namų, žaislų išmėtytų mažajam kambarėlį, dar neperskaitytų vaikystės knygų, mamos dainuojamų lopšinių ir tečio suregsto supynės. Bet viskas pasikeičia. Tapo man
vienišos naktis. Kitoje šalyje nežinomybė, nepažįstami veidai, ne tie medžiai, ne tas kvapas gėlių. Ir atrodo, ne ta saulė šildo mano skrustus. Išliko ilgesis ir noras, kad kada nors sugrįžti namo ir tiesiog tinkamai su tavimi atsisveikinti vaikystę. Labas vakaras dar sykį visiems. Turiu parašęs 4 eilėraščius, jums leidus. Nupjautoj žoliai, žiogams garsiai čirpiant smuikais. Tarp vystančių laukinių gėlių, išskėstom rankom nukrysiu apsvaigintas vasaros kvapų. Žydrų dangum užsiklojęs, bangomis vėjo plauksiu, debesim basas bėgsiu. Liksiu čia toks amžinai jaunas. Dalgi numetęs iš šono žinosiu, kad nėra mirties. O tik skaičiai spindinti saulė ir bičių dūzgimas ore, gyvybės ritmų amžinybėje. Vyno taurėje vandeninas minčių ir giluminės srovės. Gyvenimo prasmių ieškojimas tarp raidžių ir tikrovės. Buvimas čia ir dabar kaip dėsnis. Suteikta galimybė pajusti realybę. Šansas išlaikyti ant ištempto kūno balansą. Užduotis nežinia kieno ir kodėl duota išgyventi. Tiek pragyvenus čia, nuo visko norisi vengti. Prasmės ieškojimas virsta kančia ir parodija. Visa šita banali būtis tik daro, kad nuodija. Kaip pasakė jai artimas, jos sapnan atklydęs. Žinai, ne tik tai daug skirtumo, ar tu gyveni, ar miręs. Ir trečias dar. Surinksiu tavo žodžius, raidę raidė. Tiek, kiek yra. Be atrankos, visus iki vieno. Pasakytus, iššnibždėtus žvaigždėtum naktim ir kasdien, baigiantis vasarai, rūdiniui kvepiant, žiemai artėjant. Surinksiu visus jos, tarsi medžių spalvotus lapus. Surūšiuosiu, kruopščiai ryšiu didelėm knygom. Kol dar nesutemo ir už lango nelyja lietus, kol nežiema ir takų į tave neužsnygo. Skaitysiu, o raidės po truputį tirps, susiliedami žodžiai, virs išmintim, žvakė ges, smilkalo kvapas maišysis tarp nesibaigiančių sakinių. Skaitysiu šią knygą, iš naujo skaitysiu tave, lapis po lapį, kad tik laiko užtektų suprasti, ką turiu. Na ir tokį, dar vis tokį trumpą pabaigą. Dar vakar su draugu ganiau danguje pačių iš senų laikraščių pagamintus aitvarus. Šiandien saugojimui į debesį nusikėliau visus savo failus ir su Aleksa aptariau dienos grafiką. Net nenutupiu, kas manęs laukia rytoj. Ačiū. Ačiū labai poetams. Ačiū. Mūsų vakaras pamažu artėja prie pabaigos. Tačiau poezijos vakarai niekada nesibaigia iš tikrųjų, nes eilės, kurias šiandien išgirdome, iškeliaus kartu su jumis. Į namus, į mintis, į širdis. Į sceną kviečiame visus atlikėjus. Samanta Pučkienė. Valdas Kišūnas. Prašom į sceną. O visus prašom paploti. Genovaitė Katkuvienė. Gintarė Sutkevičienė. Laura Pučkienė. Danguolė Saldinė. Paula Miežlaiškytė. Vaiva Novarskaitė. Jonas ir Nadežda. Jaroslavas Arlickis. Irena Barnauskas.
Žymis Vilkauskas. Nuoširdžiai dėkojame mūsų rėmėjams ir visiems, kurie padėjo šiam vakarui gimti. Dėkojame Lietuvos ambasadai Airijoje. Ačiū labai. Ačiū. Ir kiekvienais metais atveria duris lietuviškam žodžiui ir lietuviškam žvilgti. Dėkojame Dublin duonai, kad mūsų šventė kvepia tikra lietuviška duona. Ačiū gėlė iš Pavinapą už nuostabius saldumynus. Ir ačiū VP Flowers už nuostabius gėlių žiedus. Dėkojame Euromid ir Mindaugui Šurkui. Ir taip pat ačiū Gitanai ir Kristinai. Šventės organizatoriai Nojus Life, ačiū. Ir Lyrikos vakarai. Mūsų partneriai Dublino ir Airijos lietuvių bendruomenės. Renginio fotografija Dublino bendruomenės pirmininkė Lina Katkutė. Ačiū. Ačiū tau, Rasa. Ačiū tau, Dariu. Dar liko porą žodžių, porą padėkų. Tai jūs galite kalbėti, bet labiau Ai, kad visi tilptume, gerai. Gal šonu pusiškai, jo, galim šonu. Kaip chore. Dėkojame kiekvienam ketvirto Airijos lietuvių poezijos pavasario dalyviui, dovanojusiam mums savo žodžius, mintis ir dalelę širdies. Ir dėkojame jums, mieli žiūrovai, kad esate, kad klausotės, kad saugote lietuvišką žodį net ir toli nuo namų. Kartais atrodo, kad mus nuo Lietuvos skiria jūra, vėjai ir tūkstančiai kilometrų, bet iš tiesų mūsų ją jungia žodis. Žodis parašytas eilėraštyje, žodis ištartas dainoje, žodis, kurį perdodame vieni kitiems, kaip mažytę šviesą. Ir kol skamba lietuviškos eilės, kol širdie gyvena mūsų kalba, to Lietuva yra čia. Ji yra mūsų prisiminimuose, mūsų vaikų balsuose ir kiekviename žodyje, kurį ištariame su meile. Lietuva gyvena mūsų širdise. O dabar vėjas lange. Atspėjau. Taip. Ai, tai Darius Babūgit papūkė, dabar visi savo eilės ir dainuos. Dabar antras bus. Prie stalo jau nori. Ir Paugėmis Lagūno daina yra nekartą skambėjęs Airijos vėjas Jono, ar ne? O dabar, ką žinote, supranta, yra aktuali daina tokia vėjas lange, kurią su žaliuoju pakėlėm iš naujo, prikėlėm. O 34 ar net 5 metų gali būti. Tai jeigu leisit kartu ir siūlau visiems kartu padainuoti, prisiminat, sugrįžkim į tą praeitą tūkstantmetį, kas galit. O jaunimas, prašom, pasijunkit ir taip pačiai šelkit viduje ar išorėje, kaip mes tuo metu šiandien. Vėjas lange, jo valdžioj, medžiai veidais nuogais. O už sienų ir už sienų žmonės mylis karštai. Gimsta nori ir negasta mūsų viltis juose. Kaip ir žodžius, negasta drąsa. Vėjas lange. 3, 4. Vėjas lange. Gero tau karai šalia. Jis nemato ir negirdi, nes niekam čia naktyje. Noris bėgti, gal jaučiu, kas bus. Iš nebus. Vėjas lange. Lietus, nebus vis
meilė. Vėjas lange, man taip gera, tau gera sėdėti šalia. Kai nieks nemato, ir regėjimas liekant čia naktyje. Baigia lyti, džiovina plaukus mėnulio šviesoje. Ir nežinau, kuo bus rytoj, o visi kartu taip gražiai dėtų žodžiai nuskambėjo. Vėjas lange, jo valdžioj, medžiai veidais nuogais. O už sienų žmonės vaikšto stogais. Baigia lyti, vėl džiovinam plaukus. Ir nežinau, kas pavels į langus, langus, langus. Ir visi kartu. Vėjas lange. Ačiū labai, kad susirinko. Ačiū pasauliu, ačiū jums visiems už laiką. Poezijos pavasaris 2026 atėjo, praėjo ir baigėsi. Ačiū! Ačiū visiems, dabar kviečiam į kitą dalį prie arbatos, taip pat galite įsigyti knygų, diskų.